Kaip jums atrodo patekimai į parkingą iš aplamai transporto? To reikia tos parkingus. Čia panašus yra iš viso vienas iš paprastesnių sprendimų, reiškia, yra iš Jonavos, reiškia, Gertrūdos. Čia yra vienas didelis, man atrodo. Jo, ir tie vieni ir dideli parkingai, aš nežinau, kaip jūs susitvarkysit su etapiškumu, kaip ten visokie tinklai, reiškia. Aš neįsivaizduoju. Čia yra etapiškai yra jis pakankamai. Tai etapiškai lengviausia nubrėžti liniją, reiškia, bet kai reikia realizuoti tokius dalykus. Čia iš tos gatvelės, kaip iš jos patekti? Mano galva, šitas pasiūlymas turbūt yra neblogas. Reiškia, pravažiavimas apačioj po tiltų, reiškia, toks prie to prekybos centro organizavimas tokių uždarų kiemų, reiškia, tokio kvartaliukus tiesiai po namai. Va čia yra. Vienas, antras, trečias, ketvirtas. Aš vis tik tai laikausi tos nuomonės, kad gal toks kelias yra teisingesnis ir keli kiti projektai siūlo taip atskirai važiuoti tuos kvartaliukus, nes tie kvartaliukai pakankamai nemažai yra. Dabar kaip tos gerklės ten atrodės, reiškia, iš tos gatvelės. Nu, reiškia, čia jau daugiau architektūrinis sprendimas, bet man atrodo, kad geriau formuoti tokias vidutinio srautų, tokias įvažas, negu kad į visą didelį kompleksą daryti vieną ir, reiškia, ten, na, vis tiek, jau tada ten gaunasi dideli srautai. Pamatysim sekančiam projektui vieną gerklę, 6 juostų, reiškia, kurį praleis. Kaip prie oro uosto kokio, reiškia. Čia, reiškia, aš irgi manau, kad tas išskirstimas, jis gal ir teigiamas dalykas, bet kai pasižiūri, kas ten po apačio darosi, du tokie parkingai, tai tada biskį pradeda kilti ryte išvažiuojant ir įvažiuojant, tai kaip ten atrodys to gatvelės? Ne, tai sprendimai yra du turbūt. Arba įvažiuoti tos kvartaliukus, arba įvažiuoti per vieną gerklę, reiškia. Tai aš šiuo atveju remčiau per atskirus, reiškia. Ačiū. Ar dar yra klausimų recenzentams? Kaip jums atrodo, pats užstatymo pobūdis, tas toksai, nu aš nežinau, nežiūrinis, kaip čia pavadinti. Kaip, reiškia, tos jo viešosios erdvės ir ne kvartalo gyventojai, kaip tas santykis toksai, ar jisai, ar tos erdvės yra tokios aiškiai suvokiamas kaip viešos erdvės, kad miesto gyventojai tenais jaustųsi gerai, ar jūs visgi yra kvartalo, kaip jums atrodo? Man atrodo, čia ir bendramiestinis gyventojas ir, reiškia, teisingai nepažymėjau, čia geras klausimas, reiškia, praktiškai šito kvartalo gyventojai, reiškia, jie turi tik tai, gali tom erdvėm naudotis kaip bendramiestinį viešos erdvėm. Kad kažko tai privataus, tai čia tikrai nėra suformuojama. Nebent gal kažkaip, aš nežinau, stogai, dar kažkokie dalykai bus. Nes jie aiškiai deklaruoja, va brėžinys, viskas violetinės, viskas komercija. Aš tai laikau kaip trūkumą tam tikrą, nes, reiškia, vis tiek formuojant tokias vidinės erdvėles yra galimybė tam tikrai ženklais žymėti, kas yra privatu, kas yra uždara. Čia tu viena vertus bendramiestinis lankytojas visą laiką jausis tarsi eidamas per kažkieno miegamai, reiškia, kita vertus, reiškia, to privatumo, jokio, kaip sakyt, tu net negali ant suoliuko su savo, kaip sakyt, uošviene pasidėti, nes, reiškia, visur tu esi Japona Mantako. Tai čia, manau, kad yra kaip trūkumas. Tam tikra hierarchija šitoj struktūroje galėjo būti sukurta. Ačiū.